Iš tikrųjų, tai aš šiandien labai išsiblaškęs, iš karto visų atsiprašau, nes manau, kad pats nesuprasiu, apie ką kalbu. Tai stengiausi parinkti kuo lengvesnę temą, nes vis tiek už kelių valandų važiuojame į Rygą, palaikyti lietuvių, tai yra svarbesnių dalykų. Ir tam, kad galėtum išvažiuoti, reikia arba atidėlioti darbus, arba jų neatidėlioti. Tai apie tai aš šiandien ir norėjau pabandyti papasakoti. Ir pirmas veiksmas, kuris man atėjo į galvą, kada mes tikrai neatidėliojam, tai kai reikia numesti svorio ir turim deadline iki vestuvių, mes tikrai tai padarom. Lygiai taip pat kaip ir remontą namuose iki vestuvių pasibaigiam, kad prieš kameras būtų gerai. Bet tada į sceną kartais ateina pas mus dėdė Andrius, kuris irgi sako, man reikia numesti svorio. Jis sako, aš padarysiu tai rytoj, aš padarysiu tai po savaitės. Ir galiausiai visose vestuvinėse šeimos nuotraukose mes matom, kad dėdė Andrius vis dar nepasikeitęs. Ir visa tai, aišku, priklauso nuo mūsų smegenų veikėjų. Tai vienas iš tų veikėjų yra beždžionė. Tai jeigu kažkas matot reklamą lažybos, ruletė, lošimo automatai, tai būtent į tą beždžionę jie ir taikosi, nes beždžionė bijo bet kokio skausmo iš tikrųjų mumise ir ieško to pačio greičiausio malonumo įmanoma iš kur gauti. Iš tikrųjų negalvoja apie jokius tikslus, kaip vestuvėse, kai yra aiškus deadline'as ir tikslas. Na, žinoma, toliau po beždžionės mes pasikreipėm į savo panikos monstrą. Tai panikos monstras tai tas, kur atsikelia paskutinę sekundę ir pradeda panikuoti, kad man reikėjo kažką padaryti. Tai čia vat, gal ir aš šiandien prie tų. Na ir tada, aišku, atsikelia tas racionalus aš, kuris ir manau, kad daugumai tai iš mūsų labiausiai būtent šis tinka, tai kai žmogus žino, ką reikia padaryti, bet nėra susiorganizavęs visų šitų dalykų. Tai ir būtent mano 4 žingsniai į pergalę, ką reikėtų padaryti, kad mes ne tik tai žinotume, ką mums reikia padaryti, bet ir padarytume. Tai 2 minučių taisyklė, tai jeigu turim užduotį, kuri trunka iki 2 minučių, iš karto ją padarytume, susidėtume savo fiktyvius terminus, dar kitų tikrųjų terminų ir turėtume deadline'ą, kuris yra prieš tai. Taip mes galim taip pat išskirstyti savo užduotis, jeigu yra labai didelė, į smulkesnes. Na ir sąmoningumas, stebėti, kurioje čia vietoje mes tą savo beždžionę galim atsisveikinti su ją. Ir pagrindinė žinutė, kurią norėčiau išnešti, kad jeigu bent 2 valandas pasivadovautume per dieną tom 4 taisyklėm, tai mes patektume tarp 5 geriausių pasaulio žmonių, kurie daugiausiai nuveikia. Tai viso labo 2 valandos, 4 užduočių ir kažką turėsim gero, naudingo nuveikti gyvenimui. Tiek, ačiū.